veterinaras kelyje yra Trakėnuose. Atvažiavom aplankyti zoologijos sodą, pažiūrėti, kokie gyvūnai tenais gyvena ir susipažinti su jais artimiau. Žinoma, atvažiavome netuščiomis rankomis. Atsivežėme maisto, o maistas šiandien mūsų atrodo štai taip. Ką mes su savimi turime? Turime morkų, ekologiškų morkų, turime brokolių, turime kopūstą, čia yra gužinė salota rašoma ir turime avižinių daug kruopų. Tai pasižiūrėsime, kurie gyvūnai, dar moliūgą turime, pažiūrėsim, kurie gyvūnai, kurios produktus mėgsta valgyti ir pabandysime juos pamantinti. Štai ir atvažiavo mūsų pašnekovė, su kuria jūs greitai susipažinsite. Tai noriu susipažinti, Paulius. Brigita, malonu. Labai malonu. Brigita, čia yra tas žmogus apie zoologijos sodą žinantis turbūt viską. Gal ne visiškai viską ir man trūksta tų visą laiką žinių, kažką naujo galima visada sužinoti, bet daugumą tikrai žinau. Aš manau, kad už mane tu tikrai daugiau informacijos turėjo, nes mano vis tiek yra sritis daugiau smulkiai gyvūnai, tai yra šuniukai, kačiukai. O Brigita yra iš tos srities, kur jau su rimtesniais gyvūnais, kur jau ir sveria daugiau. Pas mus jau piktesnė. Ir kačiukų būna, žinai, piktų. Ai, gal. Tai kas pikčiausias, turbūt vis tiek yra liūtai prie tų piktesnių priskiriami. Iš tikrųjų, tai galima būtų sakyti, kad pas mus gyvena patys pikčiausi, tai jaguarai. Jau sako, geriau pas liūtą eina arba nei pas jaguarą, nes jie yra itin plėšrūs, jų sakandis labai stiprus ir, žodžiu, patys pikčiausi pas mus gyvena jaguarai. Tai mes šiandien pas juos neįsime, kadangi norime dar gyventi. Dar ne vieną laidą nufilmuotai. Sveiki, Paulius. Virginija. Virginija, malonu Virginija. Tai jūs, Virginija, esate sesė, brolis ar kas šito? Čia mes turim ką? Kupranugarį turim, ne? Kokis amžiaus? Dar jaunas, dar nesuaugęs jo. Metų laiko. Gyvena su Danieliais. Tai čia gražiai gyvena, daug teritorijos turi. Ką mėgsta valgyti labiausiai? Labiausia tai mėgsta batonus. Batoną. Batoną neatsivežinu. Šiaip tai šakas medžių. Pagrindė šitus dalykus, ne? Mes šiandien atsivežiau daržovių, žinokit, turiu avižinių kruopų, nes man ten rašė kažkas, kad reikia... Avižų šiaip, bet... Vienu žodžiu, jo. Avižinių kruopų, brokolių, kopūstų, morkų ir dar turiu, kas čia per daiktas šitas? Moliūgas. Moliūgą dar turiu. Valgo kas nors moliūgą? Oi, tikrai suvalgys viską. Suvalgys, ne? Tai šitam turbūt... Supratau, tada mes bandysime gal tada užeiti, jeigu įmanoma, pas šitą draugą. Tai jis vienas čia ir gyvena, draugauja. Taip, vienas ir jis atkeliavo pas mus tik tai šiais metais, prieš sezoną. Tai naujas toks mūsų gyventojas, vardas Sergėjus. Su tuo vardu atkeliavo jau, ne mes išrinkom. Sergėjus, to ne? Taip. Bet jisai prie žmonių labai pripranta, ar ne? Prie jūsų, pavyzdžiui, pripratęs, ar ne? Pripratęs, aš einu keliu, žinokit, tarsi iš ano galo net atbėga iki manęs. Nepasitinka jisai jūs. Turiu būtinai priglausyt, va nepalieka vietų, kaip sakoma. Kiek tiesos su vandeniu tuo yra, kad ten ar jiem daug to vandenis aplamai reikia? Tai tiesiog mitas yra, kad ten išgeria kupranų. Ten iš tikrųjų ne vanduo kaupiasi, o riebalai. Ir tuos riebalus jo degina tada, kai jiems trūksta to vandens, bet ten ne vanduo kaupiasi, kaip dauguma mano. Jo, daugelis ir galvoja, kad vanduo... Ir šiaip kupranugaris iš tikrųjų, jeigu bus bado metas ir žodžiu neturės normalaus maisto, tai gali valgyti viską. Spygliuočius gali valgyti net batus, gumas ir panašiai. Ką valgo net? Net batus gali kramtyti viską, jeigu jau tikrai bus badas. Jis viską jau taip neišrankiai. Šiaip labai jisai gražiai atrodo, sakyk, aukso dilis. Dabar tas kailis toks labai gražus, nes būna prieš vasarą jie jau pradeda šertis ir tokio kailio išplikimai pasidaro. Tai būna dažnai žmonėms sako, kad čia neiššukuotas. Arba serga, ne? Nes jo. Arba kažkas jau yra jo, o iš tikrųjų dabar tas kailis tai toks labai atrodo vešlus, minkštas, toks purus. O žiemos metu? Jie irgi, ar jie laukia būna? Jie nebijo visiškai šalčio. Tai prasme, čia gyvūnas, kuris tiesiog jisai prisitaiko prie... Visiems kažkaip atrodo, kad jeigu kupranugaris, tai įsivaizduoja, kad kokį Egiptą, dykumoje, kad jiem turi būti labai karšta ir panašiai, tai iš tikrųjų taip nėra. Tai jam nei šaltis, nei ir karštis, tiesiog prisitaiko prie tų aplinkos sąlygų. Jis prisitaiko ir gali būti nuo didelio minuso iki didelio pliuso.
O kiek tu vandens išgeri? Daug išgeri vandens per parą? Kiek geria vandens? Nu, gali gerti, jeigu vienu metu, tai gali išgerti net iki 40-50 litrų. Vienu kartu ir paskui gali, kaip pasakyti, prisikaupė to vandens ir jis jau pasisotinęs ir daugiau nebegeria paskui. Ir paskui vėl taip pat, bet kadangi visą laiką čia nuolatos yra to vandens, tai pas mus nu tiek daug neišgeria tikrai. Nu, tu čia dar morkos bandai ieškoti. Arba kažkokį keistą potraukį vyram gal, tai mes kažkaip žiūrim. O yra tas toksai, kad, nu, pavyzdžiui, vyrų nemėgsta vyrų. Nu, ta prasme būna, pas mane ateina, tarkim, su šuniuku, sako, manot, sakot, ne vyrų, ne tik moterį. Jeigu turit moterį, atveskit. Nežinau, čia vienas tai šėrė, jį tai ką žinau. Gal jam dar tokių nepasireiškia, nes jis visą laiką kaip ir jį tik atvežė, atėjo apžiūrėti, tai jis atbėga kažkaip taip atrodo, kad laukia, kad tik kas pas jį ateina. Tu morkų manęs randi vis, dar tau reikia morkų. Gal ten dar iš tos tašės. Čia neturiu, žinok, neturiu. Aš čia bandau. Spausi į kampą, paskui neturėsiu. Neturėsiu kaip išeiti. Bet visada atrodo, kiek valgys bėdosi, tiek ir valgys turbūt, ne? Jie visi pas mus būna, kiti irgi sako, ar ten laukiusi dar gyvūnai, ar jau ten tokie stambesni, bet iš tikrųjų tai tiesiog pavalgia jie. O tai tą maistą pagal kažkokias normas, ta prasme, žiūrinėjate? Kai atkeliauja kažkokie egzotiški gyvūnai, pas mus tai ateina ir kartu lentelės, kur ten būna visas maistingumas išdėstytas, kiek turėtų gauti per parą, visais vitaminais ir panašiai. Ir būna viskas įskirstyta, tai va, pagal tai ir šeriam. Tai čia va, draugių dar atėjo. Tai kas čia tokia? Danieliai. Danieliai. Nesipyksta, nebūna ragų pametimų? Būna, pykstasi, nes vis tiek patinai, tai jau kažkuris turi. Tai kiek du patinai čia yra, ne? Dabar šiuo metu gal ir 2 tik tai likę. 2. Tai jie pastoja ant konkurencijos. Nu, vienas dar būna, kuris jaunesnis, tai vis tiek labiau nusileidžia, o vyresnis tai tikriausiai šitas ir bus, nes yra ragai didesni. Tai jis jau taip uždominuoja. O tai ragus jie meta irgi būna, kas įmė? Meta jo ragus. Aha, o čia kas per čia? Highlandai. Ai va, čia Highlandai taigi. Šiaip labai gražus ir buvo mažiukas ten yra, tai jau jie maži tokie iš vis mėly. Apie Highlandą žinau, kad jie iš visą sezoną, visą laiką laukia, jie visada... Jo, jie prisitaikė irgi prie tų atšiaurių sąlygų, nes jie iš Škotijos Highlandų, ten tos salos. Tai ten irgi labai tas oras toks nepalankus, bet jie visiškai yra prisitaikę. Yra tiesos, kad iš galo iš viso eiti negalima prie gyvūnų? Jo, negalima, nes ir, pavyzdžiui, kas yra iš asilų ir panašiai, jie tiesiog gali spirti atgal su kojom, tai negalim. Nes ir kiek žinau, kad tiesiog kaip ir sako, kad pats gyvūnas jisai turi prieiti prie tavęs ir pajausti, kad tu atėjai čia su gerais tikslais, o ne su kažkuo blogais. Teisybė. Nieko pranugaris taip greit nevalga, ne, nu, ateina dar. Ožys čia, gausim į užpakalį toj nuo ožio. Nu, čia baisu būtų su tokiais ragučiais. Gerai, kad dar neaštrus. Taip duris labai neuždarykit. Kad spėtumėm, jeigu kad. Man labai gražios ausys, tokios kaip pliušinių žaisliukų ir tokios didelės. Kaip pazuikis, sakyk, ausis. Ir labai tokios pūkuotas. Jeigu žmonės negazdina, tai tikrai visi šitie kanopiniai, jie ateina, nes jie žino, kad jie kažką gaus, kad juos paglostys, gaus to dėmesio. Nu, viskas, baba, pavalgiam pusryčius. Eisim pas kitus. Nu ką, bandom? Eit? Nesakyk, viskas, Nuo manęs bėga. O lamos, tai jos spjaudosi, ne? Jos spjaudosi, bet irgi jos šiaip spjaudosi tada, kai, va, tarkim, jeigu laikai batoną kokį ar daržovę ir va, erzinsi, duodu, neduodu ir tada jau jinai supyksta. Tai tokį su charakteriu, žiūrėk, nu, ta prasme. Galvoju, neduosi. Kam patinka, kai erzina? Nu kam? Nu, niekam. Nu tai va. Pagal tai yra garsiai. naminiai asilai jo ir mitas dar vienas yra, kad asilas tai kvailas. Nes ne. Iš tikrųjų jis yra labai protingas asilas ir čia yra visiškas mitas, kad jau asilas tai durnas. Nu tikrai taip esu girdėjęs, nu kad asilas tai reikia neklausyti. Tai jeigu jau kažkas pavadina asilu, tai jau žinau, kad jau čia gerai. Nes, jau visai neblogai tada. Visai neblogai tada. Galima ir galvą iškelti jau tada. Supratau. Tai o pas juos galima užeiti? Jo. Bandyti, ne? Bet labai jau daug tų galvų. Jie visi sustoja, laukia. Laukit, jūs valgyt norit. A ne? Visada jūs norit valgyti. No. Ir šitie su baltu jau tokie. Visi draugiški? Jo. Vienas yra nedraugiškas. Atspėk, kuris įėjęs. Tas, kur reikia. Va, dar mažiukas ten yra. Lioliukas.
Kur tas lelius? Va ten. Nu, jau trupinat jau iš čia. O, ateina ir mažiukas. O Jėzus, tai toks dar su... O, ten žiūrėks. Ir ten va tie dideli, tai galit matyti skirtumą, kokie yra tie asilai ir kokie yra šiti. Ir iš tikrųjų asilai net yra ant tiek protingi, kad jie gali jausti kito žmogaus emociją. Prasme, jeigu tau blogai, tai... Taip, gali suprast. Va, imk tu. Oi, Dievas. Bet tas visai, jau dievė, atrodo, vos vaikšto, dar jis jau žiūrėk, dar ieško mamos. O tai spalvą jie keičia ar ne? Ne, spalva realiai gaunasi, kad kažkiek dar pasikeičia, bet šiaip, kad ar kažkokių dėmių atsirastų, ar kas tai taip būti negali. Nežinai, ką gyvūnas galvoja, gal jis vienu momentu jam pasirodys, kad gal tu visai skanus ir būtum.